Sveiki, čia laida Noriu dirbti. Mes griauname įvairiausius mitus apie profesijas. Šiandieną pakalbėkime apie mediko profesiją. Turbūt kiekvienas jūsų esate matę bent vieną serialą, ten Ligoninės priimamasis arba Daktaras Kausas. Klausimas, ar iš tikrųjų viskas realiame gyvenime taip ir vyksta? Keliaukime į ligoninę, kuri įsikūrusi Vilniuje Antakalnyje. Pirmosios ligoninės atsirado dar senovėje. Iš pradžių jos buvo skirtos slaugyti sergančius, sužeistus ir neturtingus žmonės. Vėliau ligoninės pradėtos steigti prie vienuolynų ir bažnyčių, nes religinės bendruomenės rūpinosi ligoniais bei vargšais. Viduramžiais ligoninių daugėjo dėl maro, choleros ir kitų epidemijų. Jose žmonės ne tik buvo gydomi, bet ir gaudavo prieglobstį bei maistą. 17–18 amžiuje Europoje atsirado pirmosios modernios klinikos, kuriuose gydytojai jau tyrė ligas ir mokė medicinos studentus. Lietuvoje pirmosios ligoninių tipo įstaigos atsirado 16 amžiuje. Jos daugiausiai globojo senus ir neturtingus žmonės. Šiandien apie gydytojų darbą sukurta daugybė filmų ir serialų. Jose netrūksta dramų, įtampos ir stebuklingų išgelbėjimų. O kaip iš tikrųjų viskas vyksta? Pristatome pirmąjį šio mito herojų. Esu Ingrida Balužytė, gydytoja kraujagyslių chirurgė, kraujagyslių chirurgijos skyriaus vedėja. Kiek pati metų operacinėje? Metų iš tikrųjų nemažai, kadangi rezidentūros metais dar kad ir neoperuojama patys savarankiškai, bet jau intensyviai dirbam operaciniai, tai gerokai nei 10–15. Štai čia Vilniaus miesto klinikinės ligoninės operacinės. Naujos, švarios, gražios, lyg scena iš kino filmo. Tačiau čia viskas tikra. Gydytojai nedirba pagal scenarijų. Serialus aš tos esu mačiusi, kad ten dirba tie gydytojai po 24 valandas. Kaip yra iš tikrųjų? Realiai kiekviena operacija turi savo pradžią ir pabaigą. Ir chirurgas pradėjęs paprastai turi ir baigti tą operaciją. Kiek jūs ilgiausiai yra buvusi? Ilgiausia turbūt 8 valandas. 8 valandas prie to vieno žmogaus? Bet čia kalbant apie mano specialybės, apie kraujagyslių chirurginę operaciją, kolegos kartais kai kurie operuoja ir ilgiau, jeigu kalbėtume apie širdies chirurgiją. Tai būna ir ilgiau. Aš vėl apie tos serialus. Gerai, klauskis. Gerai, bet aš nelabai žiūriu. Nežiūrit serialų. Neturiu laiko. Nematėt priimamasis ten visokių, ne? Gydytojams dažniausiai nėra kada žiūrėti serialų. Jų kasdienybėje kur kas daugiau tikrų istorijų nei ekrane. Tačiau, kai ligoninė atsinaujina ir modernios erdvės ima priminti scenas iš kino filmo, kiekvienas specialistas džiaugiasi, galėdamas pacientams suteikti dar kokybiškesnę pagalbą, daugiau saugumo ir komforto. Pristatome dar vieną šio mito herojų. Esu Aušra Bilotienė Motiejūnienė, Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktorė. Po 60 metų įvyko atsinaujinimas. Po 60 metų. Po 60 Neblogai. metų. Trumpas projektas toks. Toks nemažas, aišku, tas pats projektas nuo 15 metų buvo planuojamas, projektuojamas, tačiau pavyko gyvendinti pakankamai sklandžiai ir greičiau negu netgi turėjome planus. Tai kada jis buvo pastatytas čia? Šitas buvo pastatytas praėjusių metų pabaigoje. O šių metų pabaigoje, pradžioje atidarytas, kadangi medicininės įrangos montavimas užtrunka, visi pirkimai užtrunka, perkelimai užtrunka. Tai startavome šių metų vasario pradžioje, jau operuojant ir priimant pacientus, teikiant paslaugas. Naujasis Vilniaus miesto klinikinės ligoninės korpusas Antakalnyje – vienas moderniausių Lietuvoje. Šiuolaikiškai įrengtos operacinės, nauja įranga ir patogesnės erdvės padeda medikams dirbti dar tiksliau ir greičiau. Tai bet ką priimtume dar į savo kolektyvą? Ko reikėtų? Kokio profilio? Anesteziologų. Šiandien dienai turbūt yra tie žmonės, kurie labai reikalingi tiek reanimacijoje, kadangi mes turime viename komplekse ir didesnį lovų skaičių. Be anesteziologų mes laukiame visų jaunų specialistų, kurie matytų čia save, norėtųsi, kad būtų mūsų komandos dalimi. O ne sveikatos sistemos, kaip labai dažnai sako, aš čia vienas iš sveikatos sistemos. Ne, pas mus taip kažkaip norėtųsi, kad tas mikroklimatas būtų turbūt tas židinukas, kurį įtraukia, nes vienaip ar kitaip visi mes esame žmonės, ne visada mums būna ir ta diena nuotaika tokia kaip visada. Visą pridėtinę vertę kūrė specialistai, kurie tarpusavy bendrauja kultūringai, tai yra vidinė kultūra.
tiek tarp kolegų, tiek pacientas turi suprasti, ką jam darys, turi su juo bendrauti, nes labai dažnai medicinoje medikas žino, bet kaip visuomet mes kartojam, ne visi žino tiek, kiek aš žinau, ne visi supranta tiek, kiek aš suprantu. Dėl to tas kalbėjimas, bendravimas, pasitikėjimas yra labai svarbu. O mūsų matyti tikslas sukurti jiems tą tokį gal truputį alkio, gal truputį tos kultūros, komandiškumo, kad jiems čia būtų gera, kad jie norėtų čia kurti savo ateitį, kad matytų čia savo atsakomybės. Kažkada juk šita įstaiga buvo viena seniausių ligoninių, iš kurios išsipumpuravo tiek Lazdynų vadinama arba RVUlas, tiek Santaros klinikos. Tai čia buvo visi tie žmonės, kurie kūrė. Taip, tai mes buvome pirmieji, iš čia išsipumpuravo ir dabar tas tarsi... Ir visi mandri užmiršo, ar ne? Na, tai kaip sakant. Iš kur atėjo? Žinote, nu vaikai yra tokie. Užauga, pasklinda ir mes džiaugiamės. Čia netrūksta ne tik pacientų ieškančių kokybiško gydymo, bet ir jaunųjų rezidentų, kurie savo ateitį nori kurti būtent šioje ligoninėje. Pristatome dar vieną šio mito herojų. Sveiki, esu Patricija Belkevič, 1 metų plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytoja rezidentė. Čia mokslas atrodo dabar šiek tiek kitaip. Įdomiau, ne? Įdomiau ir operacinė. taip, ir gydytojai duoda savarankiškai kažką atlikti, aišku, tokio kompetencijų ir saugumo ribose. Taip, bet niekada nebuvo baimė. Niekada nebuvo tas, kad reikėjo perlipti, peržengti kažką prieš pradedant žmogų operuoti. Aišku, kad taip, visada yra tas stresas, reikia prie jo priprasti, prie tos atsakomybės didžiulės. Bet vis tiek supranti, kad tu padedi žmogui, kad viskas tai daroma dėl gerovės kito. Kokių kolegų labiausiai trūksta? Jaučiat, ką pakviesti? Antakalnis, nauja ligoninė. Šiaip kviečiame visus. Trūksta kažkokių trūksta specialistų? Taip, kad kalbant ir apie mano specialybę, grynai kraujagyslių chirurgų poreikis yra, kadangi vyksta kartų kaitos, turime vyresnių kolegų, kurie vis tiek vieną dieną nuspręs baigti savo karjerą, tai tikrai laukiam visų norinčių dirbti kraujagyslio darbą stacionare, ne tik konsultuoti, bet ir gydyti pacientus realiai operacinės naujos. Iki tobulumų visiems trūksta, bet tikrai sąlygos yra nerealios. Ir šiandien dienai, jaučiame, matome, kad daugėja skaičius jaunų žmonių. Norinčių čia dirbti? Norinčių čia, ir jeigu ateina net ir bestudijuojantis, tai labai dažnai nurodo, kad norime dirbti operacinėse, norime dirbti reanimacijose. Operacinių mes turime 8. Tai čia daug. Kiek operacijų atliekama, kokios operacijos atliekamas? Čia, kad žinotų. Pačios įvairiausios. Kas nors sėdi, kas nors sukelia skausmų namuose ir galvoja, aha, kažin ar Antakalnis ten turi tokią operacinę, ką turite? Tai mes turime daugiau negu čia, nes mes turime dar be šitos ir dienos chirurgiją, tai ir kolonoskopijos, ir tas kelio skausmas, ir visos artroskopinės operacijos, tačiau čionais mes perkeliame tas vadinamas didesnės arba didžiasias operacijos, kurios yra visos, kurios kraujagyslių chirurgijos, tai nuo venų operacijų iki pačių sudėtingiausių, būtent su kraujagyslėmis susijusiomis, taip pat pilvo chirurgija, tai vėlgi skrandis, žarnų operacijos, išvaržos. Man iš karto taip. Jūs pasakot ir aš taip iš karto įsivaizduoju, jums turbūt nieko nereiškia, jūs tą vaizdą matėt ne vieną kartą, aš bandau įsivaizduoti tokia lokia fantazija ir taip. Ar kiek yra tiesos tame, ką mes matome tuose serialuose, kuriuose medikai ir ne? Visko parodyti negalime, nes tikrai ne visi žmonės gali toleruoti pasakojimus, vaizdus, tai be abejonės tą bendrą vaizdą mes įsivaizduojame, esame pabuvę ir tikriausiai režisieriai konsultuojasi su vienais ar kitais medikais. Bet kiek ten tiesos? Pasakykit iš tikrųjų, kiek ten tiesos, kai žiūrit? Ar taip žiūrit ir sakot, yra tame šiek tiek tiesos? Yra tame šiek tiek tiesos, daugiau mažiau, bet iš tiesų turbūt, ko mes tikimės pasižiūrėję serialų, kad priėmime viskas įvyks taip, susiva ten greitai viską. Ir smegenų operacijas padaro. Subėga visa komanda, komandos daugiau negu, tai
labai dažnai šiek tiek gyvenime skiriasi ir ne tik Lietuvoje. Kaip sako medikai, nesistengkite gydytis ar rašyti savo diagnozių naudodamiesi dirbtiniu intelektu. Gyvenimas nėra kino filmas, o tikra medicina reikalauja gydytojo žinių ir atsakomybės. Mitas paneigtas. Čia laida Noriu dirbti, mes griauname įvairiausius mitus apie profesijas. Prisimenat, kažkada sakydavo, jeigu mokysies blogai, eisi į profkę. Anksčiau tai būdavo lyg bausmė, o dabar tai tik privalumas. Profesinės mokyklos atsirado tuomet, kai žmonėms nebeužteko vien teorinių žinių. Reikėjo mokėti dirbti amato darbą. Lietuvoje profesinės mokyklos išpopuliarėjo tarpukariu ir po karo, kai reikėjo šaliai kvalifikuotų specialistų. Taip atsirado vietos, kuriuose buvo mokoma ne tik iš vadovėlių, bet ir per praktiką, dirbant rankomis, kuriant, taisant ir statant. Iki šiol profesinės mokyklos išlieka vieta, kur talentas ir amatas dažnai tampa tikru gyvenimo keliu. Pristatome mito herojų. Aš esu Juventa Jurgelienė, Joniškio žemės ūkio mokyklos direktorė. Anksčiau girdėdavau aš tokius dalykus. Nesimokysi mokykloje, eisi į profkę. Atrodė, kad į kalėjimą kažkokį sodina. Na, prieš jūs sėdi žmogus, kuris tikrai gali paneigti tą mitą, nes lygiai prieš 30 metų esu pati baigusi šitą mokyklą, o dabar esu šitos mokyklos direktorė. Kad galėtumėm paneigti mitą, pažiūrėkime, kokios tai profesijos. Susipažinkime su dėstytojais ir studentais. Dėstytoja, kas tai yra per programa? Tai pirmiausia yra viena populiariausių programų mokykloje. Šios specialybės mokosi iš po 12 klasę baigę mokiniai, suaugę žmonės, ar ne. Ir pasirenka tie, kurie ne tik nori dirbti šitą darbą, kuris yra be galo, sutinku, kuris yra be galo svarbus, bet ir tie, kurie, sakykime, turi namiškių, galbūt namie sergančių ir kurie nori pagilinti savo žinias ir, tiesiog jie gauna viską nuo pirmosios pagalbos, ar ne, kaip suteikti pirmąją pagalbą, kaip prižiūrėti, kaip dirbti, kaip bendrauti galų gale su neregiu, pavyzdžiui, su gulinčiu, ar ne, kaip jį vartyti. Ši profesija, ši specialybė yra labai reikalinga, todėl kad Lietuvoje ypatingai senėja žmonės ir ypatingai trūksta dirbančių slaugoje. Taip. Kiek jums metų? 17, jau kojytam nepaeinate. Eikit tik mokytis, negulėkit čia lovai. Tu čia gali ateiti pasimatuoti profesijas, baigti 12 klasių ir jeigu ką, toliau studijuoti universitete. Taip. Ir čia dar būnant gauni stipendijas, bendrabučius. Taip, čia yra puikus startas tavo karjeros pradžiai. Tu gali, jeigu nesirenki akademinio kelio, tu gali ateiti į mokyklą, pasimatuoti įvairias profesijas, gali pasižiūrėti, kad tau ar tinka ar netinka, jeigu netinka, tu tęsi mokslus kitur. Kokia tai yra specialybė? Virėjų specialybė, manau, viena iš tokių populiariausių, plačiausių, nežinau, pažangiausių, nes nuolatos tobulėjam. Ir aš suprantu, kad čia baigę mokslus galės bet kur dirbti, ar ne? Taip, žinoma, ir atsidaryti savo nuosavą verslą. Ir... Teisingai. Kodėl visi galvoja, kad baigus profesinę mokyklą, ar ne, tu turi kažkur dirbti, tu gali pradėti savo verslą? Žinoma, netgi tai ir populiariausia galbūt. Taigi šiuo metu galima dirbti ir iš namų, atsidaryti kažkokią tai kepyklėlę ar ne, nedidelę. Taip. Žinoma, ir atsidaryti restoraną. Po 8 klasių galima stoti pas mus į mokyklą, pradedant nuo 1 gimnazinės, 2 gimnazinė ir tada jau tęsti profesiniam mokymę. Kada mokinys po 8 klasės įstoja pas mus į 9 klasę, ar ne, jisai tuo pat metu išsibando visas profesijas, kurias mes siūlome. Lygiai taip pat jie gauna stipendiją. Stipendiją gauna. Klausykit, tai tada aš atsiprašau, kad jūs pertrauksiu, tai taip išeina, kad jie baiginėja čia tą pačią 12 klasę, kaip mokykloje baiginėtų ir dar gauna stipendiją. Taip. Ir stipendija nėra maža, tarkim, minimali apie 60 eurų, o maksimali, kas gauna, jeigu su socialinė stipendija, tai apie 270 eurų.
Kas tai yra per specialybę? Agroserviso darbuotojai, kuriem viena iš 3 pagrindinių sudėdamųjų dalių yra agronomija, yra gyvulininkystė ir yra mechanizacija. Čia yra agronomijos kabinetas, mes čia šiandien atliekam mokykloje užaugintų javų tyrimus kokybės. Mokykloje užaugintų? Taip, mes turim žemės, mes auginam, pavyzdžiui, su šita grupe važiuojame lauką, tikrinsim, kaip žemkenčiai peržiemojo. Mes atliekam bandymus, va čia nustatom sėklos dydį, tenai nustatom sėklos švarumą. Čia tyriam sėklos drėgnumą su naujausiais aparatais. Žinot, kaip man visada atrodo, kad jeigu tu dirbti nori ūkį, nu tai ką ten, mamytė, tėvelis kažką pamokina ir viskas, man niekada netrodė, kad tiek daug reikia visko žinoti. Nieko nebus, tušti laukai, ne? Taip, ir to, ko mes neturim, pavyzdžiui, pas save mokykloje, mes turim labai didelę progą, pavyzdžiui, Linas ir Agro tokia firma, žinot? Oi, žinom, nu kur nežinos. Tai Joniški nuo direktoriaus iki mažiausio menedžerio yra mano auklėtiniai buvę. Ir tikrai mes turime labai daug pavyzdžių, kur mūsų mokiniai yra mokslų daktarai, mūsų mokiniai yra didelių įmonių savininkai, jie pradėjo karjerą čia, profesinėje mokykloje. Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojas. Kas tai yra? Tai aplink namą, kur mes ten viską matom, galim apželdinti. Viena iš sričių. Šiaip šita specialybė susideda iš tokių 2 pagrindinių modulių ar dalių, galima sakyti, lauko apželdinimas ir floristika. Prie namo, ne, pasisodino kokią roželę, galvoja, o, tai dabar bus gražu. Paskui dėjuoja, kad niekas neauga. Iš tikrųjų reikia pažinti kiekvieną augalą ir žinoti, ar jis saulę mėgsta, ar jis gali augti pavėsį ir visą šitą dalykų. Čia kaip aš, gal dėstytoja galite iškart pasakyti, kas negerai su manim. Pas mane augo tik kaktusai, visi kiti miršta. Tai su jum viskas gerai, tik tai su tom gėlėm, kurios miršta, gal nelabai gerai. Tai kodėl jos miršta? Pinigų medis ir tas numirė. O moksleivių koksai kiekis, koks skaičius pas jūs mokosi dabar? Šiais metais pas mus mokosi 445 mokiniai. Taip. Tai esam auganti mokykla. Tai čia greičiausiai aš suprantu taip, kad žmonės po truputį pradeda suvokti amato prasme? Amato prasme pradeda suvokti, kad tu gali pabaigęs profesinę mokyklą dirbti savo. Tu gali būti pats savo viršininkas. Statybininko profesija iš principo 100% iškart garantuotas darbas. 100% dėl to, kad viena iš paklausiausių, tai yra amžina specialybė, kaip maisto ruošimas, taip ir statybos, jos visą gyvenimą trunkantis procesas. Čia neperims nei dirbtinis intelektas, niekas čia be šansų. Tikrai ne šiam dešimtmetį ir ne kitam dešimtmetį. Aš manau, nei 3D technologijos, nei dirbtinis intelektas iš mūsų duonos niekada netims. Ką sako, yra čia tokių jau stovinčių už durų darbdavių, kurie be abejo, nori, mūsų moksleiviai šiuo metu yra 3 kursas praktikui, kurie yra vieni iš paklausiausių mūsų rajone specialybių, kad užpildyti statybininkų trūkumą neįmanoma. Jie yra nuolat reikalingi žmonės. Mokslai nemokami? Mokslai nemokami. Bendrabutis? Bendrabutis 5 eurai simboliškai. Nu kaip brangu pas jūs. Taip. 5 žvaigždučių viešbutis. 5 eurai. Esu transporto priemonių remontininko profesijos mokytojas ir mokom mokinius, kaip techniškai prižiūrėti ir remontuoti tam tikras transporto priemonės. Čia visi įstoja, visiems yra vietos? Ne, būtent mūsų mokykloje paskutiniais metais jau yra kvotas, kiek galime priimti tų mokinių ir ne visi dėja patenka į šią specialybę. Nes profesija. Būtent šios profesijos Lietuvoje yra labai reikalingos ir paskutiniu metu baigę šią profesiją visi mokiniai įsidarbina pilnumoje. 100%. Tai net nebejoju. Kokia čia profesija yra? Transporto priemonių remontininkai. O kodėl pasirinkai tokią? Nes nuo mažomens traukia technika, įdomu ją remontuoti, patinka prie jos dirbti. Ir dalyvauji? Dalyvauju, jo. Kokiuose? Autokrosą. Kaip sekasi? Pirmos varžybos, pirma taurė namuose. Mes ruošiam čia suvirintojas pagal apie 4 lygio mokamą programą. Pas mane ateina mokintis po vidurinio, baigia vidurinę ir tęstinukai.
Reikia baigti 12 klasių, kad galėtum būti suvirintoju. Va štai jums apie profesinės mokyklas. Ir atlyginimai neblogi, kiek žinau. Taip, suvirintojų atlyginimai šiais laikais yra geri. Specialybė, kurią mokosi, kokia yra čia, ką mokinasi moksleiviai? Moksleiviai įvairių specialybių yra, su žemės ūkiu susijusių. Ne, aš turiu minėti būtent čia. Kas tokie agronomai? Gyvulininkystės yra arba tie agroserviso darbuotojai, jiem yra gyvulininkystės pamokų, žemdirbystė, gyvulininkystė ir tada būtent jie tos gyvuliukus ir prižiūri. Sauliau, grįžk atgal. Sauliau. Sauliau. Saulius pabėgo iš mokyklos. Žinokit, reikės papamokai palikti, nes bėga iš mokyklos. Sauliau. Ką jūs čia darote? Tai čia yra mūsų papamokinė veikla ir turim tokį burelį, kur spaudžiam aliejų. Kiekvieną kartą bandom vis kitokias sėklas. Ir turim tokią mąstymą, kad nieko neišmetam, viską sunaudojam. Šiandien dienai mes spaudžiamės iš migdolų riešutų aliejų, o gaminamės tai mes kietuosius kvepalus, būtent naudodami tą patį mūsų išspaustą aliejų ir mūsų bityno vašką. Dažnai moksleiviai sako, kad po mokyklos išvyks kurti karjeros į Vilnių, tačiau labai dažnai keliai vis tiek parveda namo. Nieko nėra blogo išvažiuoti ir gerai yra išvažiuoti iš Joniškio. Ir paskui grįžus pamatuoti, kur yra geriau ir pritaikyti savo patirtį, kurią įgijo tame Vilniuje čia. Čia moksleiviai ir norintys pakeisti profesiją mokosi iš visos Lietuvos. Ir visi jie teigia, mitas apie profesinės mokyklas seniai jau paneigtas.